dabar prieš save jūs matote visiškai liauną medelį, kuris atrodo negalėtų pasipriešinti jokiam stipresniam vėjui. Šito mažo žoliuko atsiras po dar keletos ar kelių dešimčių metų. Kitumėte jam krypti, kurgi reikėtų augti. Ir dar jūsų paprašysiu. Aha, prašysiu pasisvos. Aš manyčiau, kad šią tikrai jaudinančią akimirką, stovint prie 80-mečio ąžuoliuko, žvelgiant į ten jau ąžuolų giraitę, kurie pasodinti 50-mečio, 60-mečio, 70-mečio progai. Ir tai jau tapo tradicija. Ir tada kas dažniausiai mūsų, ką mes čia darome? Sikalbėnus noriu šitą. Tai aš tik tai galiu palinkėti, kad labai numatytas taip gražus plotas naujam ąžuolynui. Tai kad kas kiekvieni 10 metų būtų pasodinta ąžuolai ir kad Vėžaičiai užpildytų visą šitą ąžuolų parką. Tai aš suprantu, kad nuo bent 50 metų Vėžaičiam reikia gyvuoti, kad šitą parką bent padaryti. O džiugu, kad mūsų tiek daug, bet aš čia ir padarysiu reklamą. Tiek mūsų daug, tiek visi myli mokslą, o dar turim doktorantūrą vieną laisvą vietą mūsų centre. Tai sakykit šiandieną pareiškimą padėkit, iš karto priimsim gal vedėjas doktoranto. Aš dariausi ir kalbėjau. Iš kurios pusės? Gerai, ačiū Jums. Pana Vytautą Knašį, tai prašome. Bet šiuo kartą aš palinkėsiu, kad šitas ąžuoliukas aplenktų visus. Už tai, kad 80 metų. Sėkmės. Geri. Tai žinokite, dabar jau gausite ir laikyti, kad Jau galima pradėti. Taip, matau, gerai auga. Mes turim su to pririšti, Bet turime dar pririšti, turime. Va, žiūrėkite, va. Čia jums mažesnį koliuką. Dar Ale nieko, įspaudžiam dar. Kuriai sakė lopškinis. Direktorė, prašau, ten iš Šičia tada tvirtai, o dabar dar reikia, kad ir šitas laikytų. Galite kartu su mumis dalyvauti linksmojoje vakarinėje programos dalyje. Toje anonsuotame 80-ajame Vėžaičių filialo gimtadienyje. Tai dar kartą pasipuokite savo. Šita mokslo įstaiga per savo 80 metų nueitą kelią patyrė nemažai. Jinai pakeitė savo buveinės vietą, jinai 5 kartus keitė savo pavadinimą, jai vadovavo daugiau nei 10 vadovų, nepakitęs išliko tik tai tyrimo objektas – rūgštus dirvožemis. Per 80 metų dirbo daugiau nei 100 mokslo darbuotojų, vieni kitus keitė ir mes sugebėjom ne tik vienas kitą pakeisti, bet ir šitą dirvožemį pakeisti. Dirvožemis per šitą laikotarpį 60 metų, į jį įpylėm 100 su viršum tonų kalkinių trąšų. Ir jisai iš reakcijos 3,9 pH, jisai tapo 7,3. Pakeitėm genezę, profilio iki pat 1 metro gylio. Tai mes stiprus, kai visi kartu. O dabar samadiškas bandymų stoties buvo 1929 metai, kai tuometiniams žemės ūkio rūmams vadovavo Jurgis Krikščiūnas ir jo kolegos tuometiniai ir matė jau tada, prieš 80 daugiau metų,
prieš 85 matė jau mokslo svarbą žemės ūkyje. Ir jie nutarė, kad reikia, ir išvelgia taipogi, kad ta Lietuva, nors jos 300 km skersmuo, bet jinai tokia skirtinga dirvožemio ir klimato atžvilgiu. Ir jie nutarė įsteigti tyrimo stočių tinklą Lietuvoje. Pirmiausiai buvo įsteigtos našiausiose dirvožemiuose, tai yra Joniškėlio bandymo stotis, Rūmokų, Dotnuvos. Mes, mažiau derlingų dirvožemių gyvenantis juose, buvom šiek tiek nuskriausti ir tik po 5 metų buvo nutarta įsteigti bandymų stotis Samališkiai, Varėnoj ir Elnininkuose, jeigu neklystu. Tai 1935 metai yra mūsų gimimo metai, o mes gimėm, matėt, tokiam gražiam namelį. Kalkinimas buvo atliekamas, ko gero matėt vaizde, lyg tai sukelia tokią mielą šypseną, kai iš arklinių vežimų buvo beriamos kalkės. Šitas vaizdas sukelia šypseną, bet mielą šypseną, kaip kartuoju, kadangi gerbiam supratimą, kad jau buvo suvokta, kad reikia optimizuoti, kad reikia kalkinti, kad reikia neutralizuoti dirvožemį. Gerbiam jų supratimą ir džiaugiamės jo dėka, mes visi esam šiandien ir švenčiam 80 metų. Iš tikrųjų, mokslinis kolektyvas irgi nedidelis buvo, sakiau, iki 34, pradėjo iki 10. Na ir kai ten nebuvo Marija Kaulaitė, tyrimo disertacija, tai manęs apgynė. Antrasis buvo aš, atvažiavęs ūkininkas, eksperimentinių ūkio direktorius, biski kai kuriem čia keistai atrodė, bet ačiū profesoriui Vasinauskui, tai žmonės, nežinau, Antanui Liudvyčiui, jie mane ten reikia, parašiau disertaciją, paskui jau užpavydo ir tik pradėjo rašyti. Žodžiu, 2/3 kolektyvų, baigiant, reiškia, jau buvo laipsniuoti. Nu ir svarbiausia, kad žmonės. Žinoma, kolektyvas įsiplėtė žymiai, bet susiformavo labai geros tradicijos, aš nežinau, toks supratimas, kaip šiandien matot, Almutė šitam, reiškia, kultūros namuose ir kiti, reiškia, jau susidarė įspūdį tokį. Tai dirbom kolektyviškai, aš nesakau, kad mes visi genijai buvo, aš iš gamybos, ten kai kuris ten buvo, vienas kitas Dotnuvo davė, reiškia, žmogus, tą akademinį akivaizdžiai baigęs, taip toliau viešpatie profesorių vadina, Šakniavaisių, reiškia, 7 Bakstys. Toliau Edmundas Lapinskas, tai mikrobiologijai loždom, Adelė Plesevičienė. Ir, žodžiu, nepaprastai toks kolektyvas. Mes turėjom kažkokį ten entuziazmą, jaunatvišką, tokį kažką tai supranti daryti. Ir svarbiausia, kad mums buvo ne tik tai vien mokslas, tik toliau vėžai, čia jie turi kažkokį tokį būti. Gaudavom sąjunginių ten tų parodų kažkokį, žinai, rekomendacijas, kad čia kaip pavyzdiniai gyvenimai, taip toliau. Bet viską spręsdavom kartu su mokykla, kur sporto salę padėjom statyti, va šitos tada pradėjom statyti. Žodžiu, na, tarp kitko, į užsienio išvažiuoti pavykdavo, štai, kad mes jau matomi buvom. Aš už tai sakau, Danutė, gerų kelių eini, gerų kelių. Jeigu nori, kad tave matytų, kad vertintų, kad gautų paramą, turi būti matomas. Ačiū svečiam, kurie čia atvyko. Ir aš turiu jiem dar vieną dalyką. Man šiandien labai patiko irgi. Reiškia, bendrai tie bandymai, taip toliau pasitarimai, reikia toliau daryti. Kalbėjom apie kongresą 18 metais. Taip, Lietuvai 100 metų, draugai jūsų 100 metų, Lietuvoje reikia. Jau drauge einam su kitom Europos valstybėm. Jau mums bendri yra bendros direktyvos, bendri dokumentai. Lietuvoje keičiasi žemės struktūra, jau iš valstybės, žemė buvusi valstybės, tampa privačia žemė, jau joje šeimininkauja privatus ūkininkai, kurių žinių lygis ganėtinai skirtingas, žinom, kaip mes turim parodyti, o ką mes per 80 metų toj kalbinimo srity padarėm. Čia vis yra Samališkės bandymų stoties žemė, kurią mes gavom dar įkūrimo metu iš dvaro. Ja ir tebe valdome, galvojam, galbūt niekas jos ir neatims. Pakalkintam variantą. Tikriausiai gerbama Regina čia yra to tyrimo vykdytoja. Irgi vienas iš mūsų senųjų tyrimų, tai yra vadinamas mėšlų normų tyrimas, tai yra gerbamas Adelės Plesevičienės vykdytas, dabar perimus daktarė Regina Repšienė. Nepaminėjau
vienas iš būdų galimybių mažinti dirvožemių rūgštėjimą ir stabdyti organinės medžiagos mineralizaciją, tai yra giluminę arimą pakeisti beriminiu dirbimu. Bet kadangi dirvožemy formuojasi padai, seklaus arimo, gilaus arimo, tai mes kas 4 metai tą padą suardom, atlikdami giluminį purenimą, be akmens apvirtimo. Mūsų lizimetrai. Buvo atvažiavę kolegos iš Vengrijos, čia su Stulginskio universiteto mokslininkais. Galbūt kada nors mus priims į bendrą lizimetrų tinklą. Ir dirvų kalkinimo technologijų raida. Nuo to matyto arklinio vežimo, iš kurio beriamos kalkės, toliau trupintos, toliau dulkios. Ir šiandien mes jau ten iš saujos krenta granuliuotos kalkinės trąšos, medžiagos, kurios yra nesunku išberti. Taip mūsų dulkėje kalkinių trąšų technologija keičia paprastesnė granuliuotų kalkinių trąšų technologija, kuri prilygsta kasmetiniam patvešimui kalciui. Duos ir toliau didžiulę naudą mūsų žemdirbystei, mūsų žemės ūkio klestėjimui ir jūsų mokslininkų viltys ir lūkesčiai atliekant tyrimuosius darbus pasiteisins ir pateisins jūsų įdėtą triūsą. Ar galima nepasiekti kažkokių rezultatų, kaip matėt, nuoširdžiai barsto trąšas, skaičiuoja sėklėles ar panašiai? Naują projektorių, kad jie galėtų skleisti mokslo naujoves. Tai jūs tik tai turėkit ką rodyti ir rodykit visiems. Ir žinoma, auginti augalą. Čia bus indikatorius, tikimės, kad 100 bus per žiemą Vėžaičių filiale ir išsaugosim. Čia tiek žinių, čia tiek naujienų, kad netgi viceministras neišlaikė visas konferencijas, išbuvo, reiškia, oficialią dalį ir paprašė perduoti padėkos raštą. Visi Dotnuviškiai, Žemdirbystės instituto žmonės sveikina jūs su šita gražia švente. Linkime daug gerų laimėjimų, pasiekimų, sumanimų ir darbų. Na ir norim jums irgi atlikti nedidelę dovanėlę. Mes galvojam, kad turi daug labai vėjų, tai norim padovanoti jums žoliapjovę. Ji ir iškrauta yra, inžinierius ją priėmė, praėjo trumpą apmokymo kursą. Ir aš tik noriu teikti direktoriui čia dokumentus, visus, kur reikia, kad čia saugiai ir gerai eksploatuoti. Šiandieną jūsų metai sužydėjo 80 įvairių žiedų. Čia visko būta saulės, vėjo, daug praradimų ir vilčių, nuėjot prasmingą ilgą kelią, pateisinot lūkesčius visus. Jūs galite pasižiūrėti puikių vaizdų, bet tikimės, kad jūs ne tik knygoje juos matote, bet einate į mišką iš tikrųjų. Ko jums labai linkime. Bet aš sakyčiau, kad jūs nuo pačios pradžios, dar nuo Samališkės, pakeitėt ir visą gyvenimą, visuomeninį gyvenimą čia aplinkiniam regione ir ypač mūsų dabar miestelėje. Vėžaičių švyturys su be galo dideliu buvusių mokslininkų potencialų ir esančių. Norime tarnybos vardu jūs pasveikinti, padėkoti jums už mokslinę veiklą, už bendradarbiavimą, nes mūsų darbai šiek tiek yra panašus ir tiesiog sujungti. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialui 80-mečio proga. Džiaugiamės jūsų kolektyvo gausia ir reikšminga mokslinė veikla. Būtų pajūrio ir jūros dvasia. Pušelė. Galvoju, pušis stiprybės simbolis. Ačiū. Ačiū. Su puikiu jubiliejum dėkojame už ilgametį, puikų,
abipusiai naudingą bendradarbiavimą, už dėstymą, už kitus gerus dalykus. Ir žinoma, neatsilikdami nuo visų norime įteikti technologinės priemonės, transporto priemonės, aš tuoj pat ją parodysiu. Vežimuką rodė daug kartų, mes padovanosim vežimą. Greta vežimo arklį norim dovanoti. Tvarių publikacijų, kuo daugiau, sėkmės jums. Filialo kolektyvas. Labai džiaugiuosi jūsų švente. Labai džiaugiuosi gražiu seminaru, kuris, manau, papuošė Šiaurės šalių žemės ūkio. Ir linkiu, kad visas mokslinis kolektyvas Vėžaičiuose taptų NŽF narys. Kaip čia sakė direktorė, kur bebūsi ir jeigu pasakai, kad esi iš Vėžaičių, tai sakydavau, oi, pas jūs kiek daug mokslininkų. Tai mes labai džiaugiamės, kad visi mus žino. Ir Jūs vis dėlto išgyvenot ir dabar jau einat tą sėkmingo kelio atkarpą, kuri jums sekasi. Сначала я хочу от всех латвийских участников конференции сказать огромное спасибо за приглашение, за гостеприимство, за очень насыщенную, интересную программу. Different institutions, and I'm very happy to inform you that I come from the institute who have already 102 years, and also we vardu, Pietkop International grupės vardu, labai norėtumėm padėkoti už bendradarbiavimą, už ilgus metus. Tai esate jūs ir jūsų pagalba, ir jūsų iniciatyva įvyko šitas renginys. Ačiū Jums labai ir kviečiu dar kartą labai garsiai paploti Danutei už šitą renginį. Ir aš norėčiau pakviesti nepabėgti Vėžaičių filialo kolektyvo. Ir visi kartu palinkėti Vėžaičių filialui. Ilgiausių metų, ilgiausių. To gražaus, saldaus Vėžaičių filialo naujo etapo gyvenimą. Štai,
Tai dabar prašome mes iš tikrųjų vaišintis visų. Prašom arčiau, gal kažkokiu. Pyragėlį prašom. Prašom arčiau ir vyno taurės laukia taip pat jūsų. Rita, biškį pasitrauk. Jau nebe. Thank you.